Labukas. Labukas. Čia į temą, tas garsas toksai. Šventiškai, žinai, šventiškai, palauk, gal pavyks, bet čia buvo... Jo, sumušam. Čia buvo... Už naujus. Skardinė. O? Už naujus. Tai sveiki atvykę, mes viens kito pasilgom, mūsų klausovai gal mūsų pasilgom, bet dabar čia kai atostogas turėjom šventinės, tai kažkaip trūko man, jau pripratau prie to viso savaitinio update'o, tai sveika Krista. Labas, Pavka. Kaip tu čia, gyva? Žinai, yra mūsų gerai gyva. Žinai, tu toks... Kas mūsų? Žinau, kad ką tik gerai nuskambėjo labai neužtikrintai, bet vėliau išaiškės kodėl. Čia yra mūsų rutina. Čia realiai yra mūsų savaitinė rutina. Šitie pokalbiai. Jo. Nu, čia toksai, žinai, sakyčiau, kaip ir hobis smagus. Tokia smagi veikla savaitinė. Skiriamės tam laiko. Aš žinau gerai, aš jaučiuosi kaip po mini atostogų, nes šiais metais nekeliavau į Lietuvą, tai tarp švenčių buvo išeiginių. Tai aš gavau tikrai pasilisėti, nepratęs aš tiek lisėtis, kiek aš lisėjausi, tai nes tu pradės bėgti pastoviai, žinai, tai vieną darbą, tai kitą darbą, arba į sportą, arba dar kažkur, tai pas man viskas minučių sudėlioto, o čia taip nieko visą dieną, tik tai džimo, žinai. Tai fainai, tai biški, sulėtinti gazą. Tai visai patiko pailsėto, ne? Aha, dar jeigu kitoj vietoje gyvenčiau, kur norėčiau gyventi, tai būtų iš to gerai, žinai, kur jau pagal mane. Būtų to veiksmo biški buvę, ne? Nu... Jo, būčiau, tasme, veiksmo ir dabar būtų buvę, jeigu būčiau norėjęs, bet tiesiog labai toli, sunkiai pasiekiamas. Ir nesinori tada jau, žinai, čia valandą važiuoti, jau kol nuvažiuosi noras praeis, žinai. Tai geriau tada įsikuiti namie ir žiūri savo reikalus tokius. Kūrybą visokią užsiėmė. Visai neblogai, darėjai vis tiek ką paveikti, tik tais tiek, kad, žinai, nelekime, bet ramiai užsiimti tą kitą veiklą, kurią negali, kai dirbi. Jo. Nu kaip šiandien, pavyzdžiui, tokiais mažiukais reikaliukais užsiėmiau, žinai, kad negaliu net pasakyti, ką aš pasidariau, bet, žinai, kaip dienos eiga, atsikėliau ryte, žiūriu, prisnigo belenkiek. Nu jau nusikasiau abidvi mašinas, nežinau, naktį užšaus, tai bus ragas. Atsikasiu, padariau ryto mankštą, atsikasdamas dvi mašinas. Gera mankšta. Iš karto lauką, žinai. Ir labai fainiai vakar grįžau anksti namo, nes mačiau, kad jau tokia dargana prasidėjo pusto belenkai. Kol čia bus man ragas, tai reikia varyti namo anksčiau, tai grįžau anksti, žinai. Pačiu laiku, kai dar prieš pat visą chaosą keliuose. Tai... O tai čia kelinta buvo? 4 gal. Čia ryto. Ta prasme, po naktinių naujametinių darbų. Jo. Tai pačiu laiku grįžau, čia tokį kalną reikia žužiuoti iki namų, tai vos užkabinau su to mašiną. Rimtai? Jo, pustė, čia zigzagais tokiais. Tai vat pustyti, žinok, ir pas mus pradėjo šiandien kažkaip, vat vakar dar biški buvo to sniegiuko, žinai, jautėsi jau, kad šala. Šiandien, volia, daugiau sniego ir pustyti pradėjo gal kokią 4 gal valandą, tarp 4-5 kažkas tokio. Tai taip, tai irgi atėjo žiema. Bet fainai, ta dargana gal nėra fainai, bet šiaip, fainai. Šiaip tikrai fainai, nes, pavyzdžiui, tarkim, išėjus prieš tai kažkaip tais, dar kol nepradėjo pustyti, tai visai ir neblogas tas oras, žinai, jautėsi, nes to dar vėjo nebuvo, bet aišku, kai pradėjo pustyti, tai, jo, biškai šalta ir nefainai, kai tas sniegas, žinai, į veidą taškosi. Atrodo net taip aštriai, žinai, sninga į veidą. Ana, tokį drebę. Jo, toks drebė, žinai, jauties nuo oro antausį gavęs. Bet šiaip fainai, aš džiaugiuosi, kad prisnigo, smagu tikrai. Ir važiuotų visai fainai. Jo, biškai padriftant, smagu. Man net, sakyčiau, nuobodu buvo, kai nesninga, žinai, nėra tų iššūkių tokių žieminių. Kaip nuobodu čia tą žiemą važinėti, nėra, pačio žinėti negali, čiuoškai padaryti. Tai dar turėtų būti įdomiau daryti čiuoškai. Čia tikrai užtenka įdomumo. Čia jau ekstremalu biškai. Tais kalnais, jo, čia, žinai, nepagyvenęs nesuprasi.
Tai vat. Aš jau savo dovanų pirkimą pabaigiau, labai šiais metais toksai buvo įdomesnis, nes kadangi iš čia viskas vyksta, tai aš tik tai numeriuką nusinčiu. Sesė nusinčiau numeriuką, tad nuvarė pasiėmė, labai patogu. Tai Kaip reagavo? nustebo, nes tikėjo, žinai. Nes jos ne tik kalėdos, bet ir gimtadienis, žinai. Ai, nu, jos sakai tada, kad sutampa. Jo, tai aš šiaip nesiplečiau tos dovanas, žinai, bet kur svarbiausiam, kur reikėjo, tai labai patogu. Viską internetu padarai, koduką numetėjai, nuvažiavo paštomatą pasiėmė. O jeigu nepaslaptis, ką dovanų pirkai sesiai? Nupirkau ten kvepalų, toksai, žinau, kai būna 4 kvepalai viename, tokie mažesnės buteliukuose. Prisiminiau, sakei tu man, per praeitą, man atrodo, su tais epizodą sakei, kad tikriausiai sesė nesiklausys, tai galiu išduoti. Jo. Jo, geras, šiaip žiūri, fainai. Jo, tai pataikiau, nes labai apsidžiaugė, sakė, kaip tik reikėjo ir kadangi 4 skirtingų patys, tiek kažką pataikysi. Tai tikrai pataikiau su dovanėlė. Nes, sunku nupirkti taip, kad kažką, žinai, ypatingai visi visko turi, žinai, tai... Šiaip jo, nes... Turi pažinti žmogų labai, žinai, žinot, kam reikia. Jo, nes kai praeitą kartą irgi, žinai, aš nekėm, aš buvau mamai dovanos dar nenupirkus, nes, žiauriai sunku, žinai, buvo gal... Tėčių gal irgi dar nebuvau nupirkus, neatsimenu, ar jau buvau ar ne, bet žinau bent jau ką. O dėl mamos tai buvo žiauriai sunku, nes, kaip ir viską turiu, atrodo, nieko nereikia, žinai. Ir mes, kadangi, žinai, tada per kūčias, kai visi ten susėdom prie to stalo ir ten jau kaip buvom sutarę, kad kas ką išsitraukė, tas tam dovanoja, žinai. Bet jeigu dar kažkas, žinai, norės, tiesiog tam žmogui dovanot, tai atskirai vis tiek dar, žinai, pirks. Aš kadangi buvau išsitraukus į orę, tai jei jau buvau dovaną nupirkus, tai kaip ir pasisekė. Ir, žinai, galvoju, vis tiek norisi ir tėvų, žinai, pasveikinti viską, tai mano tėtis buvo toks gudras ir, žinai, taip sako, žinai, man čia piniginės reiktų. Pasakė. Jo, maždaug galvoju, supratau namioką, kad jam reikdavo piniginės. O mano kažkaip, žinai, vis nieko ir taip galvoju, žinai, gavosi pakankamai panaši dovana tėvam, nes, mamai kaip ir piniginės nereikėjo, bet aš ją, žinai, nupirkau, tokia yra maža rankinė per brūkšnelį piniginė, nes kai tu atidarai rankinės tą viršų, per vidurį, žinai, tokia grinai piniginiai, tu atsidarai su užtrauktuku ir ten tiesiog piniginiai yra ir paskui dar toj rankinėje yra dar 2 skiriukai, kur tu kažką dar papildomai, žinai, gali įsidėti. Ten negana to dar, man atrodo, ir veidrodėlis buvo kažkas tai tokio. Tai čia tokia mini rankinė, kur tau ten, tarkim, kažkur jeigu varai, žinai, tau reikia, tarkim, tik telefono, raktų ir pinigų, žinai. Tai man patiko, kaip mama pavadino, sako, čia tokia teatrinė rankinė. Kaip delno dydžio, ne, tokia? Jo, kažkas tai tokio, žinai. Tai žiauriai nesitikėjo iš tikrųjų, nes galvoja, kad kadangi mes šiek tiek keitėme, žinai, dovanom, kad taip ir viskas, tai nesitikėjo, žinai. Tai sakau, taip norėjom, žinai. Fainai nustebė, žinai, kad nesitikė, tai smagiausiai. Jo, tas man ir patiko, kad, žinai, kaip ir nesitikėjo ir tiesiog, žinai, tada tai... Ir dėl to buvo, kad tada mes nuvažiavam, žinai, namie nebuvo, tai paglutę palikom dovanas. Geras, super. Sako, mama grįžti, sako, nesuprantu, sako, paglutę dovanus sudėtus. Sakau, kaip čia suprasti? Sakau, paprastai. Seniai šaldas įlindo. Sakau, gal pas jūs kalėdų senelis netyčia buvo, žinai. Tai toks irgi užsibaigė, žinai, viskas ir taip, fainai. Tai. O tu kam dar dovanų pirkai irgi su tais? Tai berniukui savo ir sesiai gimtadienio. Dėl tų kalėdų, žinai, nenorėjau aš įsiplėsti, ta prasme, tam draugam ar šeimai, žinai, vis tiek čia. Kadangi jau čia esi, žinai, tai... Tiem svarbiausiam, kaip sakai, nebuvo. Jo, nelabai kas tikėjosi, žinai, tai... O ką su nupirkai? Lego mašinytę nupirkau, tai, žinai, tai konstruktoriai, tai tokiam 8 metų vaikam tai tikrai yra jėga, nes ir ten tie visi surinkimo, žinai, tas lavinimas, kaip surinkti visą labai gerai vaikui ir lieka tas žaislas ilgam, žinai, tai tikrai gražu, man patinka tie Lego. Šiaip nelabai aš esu geras Lego rinkėjas, tai sūnus gal geresnis, bet gražu man patinka. Šiaip man irgi Lego labai patinka ir
tikrai, jeigu vat, reikėtų, žinai, ten kokį ten konstruktorių rink būtų visai smagu, net kažkurį tai kartą gal net galvojau, gal visai fainai būtų, žinai, nupirktą, kur ten tos mašinos, žinai, būna didesnės, ten kažką, nu, toks tikrai fainai, žinai, surinkt, nes aš vaikystėje šiaip žiauriai su Lego žaidžiau, ten viską konservavau ir visą laiką būdavo, žinai, tas toksai, kad man būtinai reikėdavo surinkti pagal tai, kaip yra paveiksliukė, pagal ten tą, kokia konstrukcija turi būti to Lego, tą, žinai, grinai, tai va, taip, va, visą laiką, žinai, rinkdavau, nu, ir paskui ten būna, kad jau kai surenki, ir kai daugiau tų Lego turi, jau paskui, kai juos išardai, nu, jau tada pasitelki savo fantaziją ir kažką savo, žinai, ten būna konstruoji. Bet vat, ir aš pastebėjau, kad, žinai, tas vis dar likęs ir kai, žinai, kai tu jau esi saugęs žmogus, kažkur tais, man atrodo, Spuskas gal vaikas irgi turėjo Lego ir kaip tik, kad buvau svečiuose, žinai, vat, buvo gavęs Lego ir ten reikėjo, žinai, surinkti. Jis ten kažką bando, žinai, savo konstruoti, aš iš jo Lego atiminėjau ir renku pagal instrukciją. Tai, žinai, žiūriu ir sakau, palauk, sakau, reikia surinkti taip, kaip čia yra, žinai, pasakau, galėsi daryti, ką nori. Haičiakinai, karočią. Jo, aš karočią iš vaiko atėmiau Lego, kad jį surinkčiau. Jo, geras. Tai, nu, žiauriai smagus dalykas Lego yra. Tai, aš kantrybės neturiu ten tom detalėm ir aš bandžiau rinkti, nelabai man pavyko ir sakau, tu, sūnau, tu čia susirinksi pats. Šiaip, žinok, čia va geras, kai tu dabar pasakai kantrybę. Aš galvoju, man tokių, žinai, irgi būna, kad kai susikaupti yra gan sunku, bet tarkim ties tam tikrais dalykais, kas yra įdomu, tikrai susikaupi ir būna tas toks, žinai, hyperfokusas. Ir pavyzdžiui, ten pasiemi kokią nors, nu, tarkim, nedidelis Lego, ten mašinėlę kažkokią, žinai, surinkti. Yra viena, bet man įdomu, jeigu vat, reikėtų kažkokį didelį Lego sukonstruoti, nu, kur ten, nežinau, ten Ferrari didesnė, ar ten, nežinau, erdvėlaivė, ar ten dar kažką. Nu, nusėti džipą yra surinkus, tai toksai didelis, bet jinai labai mėgsta surinkinėt. Tai įspūdingai mašina atrodo tokia, žinai, jau tokia per pusės metro dydžio. O, blemba. Toksai džipas, žinai, jisai rimtas. Bet ten labai mėgsta tos Lego, tai ten, žinai, paprasta, kai jisai pasinešęs ant to, tai ten, nu, greitai renkasi, žinai, tam tie etapai. Tai jo. Reikės gal, žinai, pasidaryti tokį kažkada tais variantą. Gal čia naują hobį reikėtų rasti, žinai, Lego konstruoti. Pasistatyti vitriną, žinai, salone. Nu, tai pradėk nuo mažesnių, jo, gali. Nu. Taip. Ir pradėti kolekcionuoti. Prikolas, žinai, kaip ir dviesinė veikla tokia, žinai, vakare. Jo, žinai, čia realiai šiltuo laiku. Naujų metų, nauji pomėgiai, žinai. Tai svarbu kažką atrasti naujo, ta prasme, tai yra nuostabu kažką atrasti, ką mėgsti, žinai, naujo dalyką. Nes, nu, mes esam jau, žinai, kaip ir suaugę žmonės ir kad kažką atrasti naujo, kas tave žavi, tai labai fainai yra. Aš, pavyzdžiui, čia, kai daug laiko turiu, tai daug dalykų domiuosi, tai labai smagu, kai tu gali skirti visą laisvą laiką savo hobiam, žinai. Jo. Tai iš to visko, kaip ir sakė, ir su ChatGPT čia žiūriu, kiek, žinai, bandaisi tų video ten montuoti, dabar dar muziką, žinai, irgi pradėjai. Jo. Bandymai kurti. Žiūri gerai. Šiaip labai patenkintas, čia, kaip matai, aš ten sporte turiu daug netvarko ir ten su vienu tokiu jaunu bičiu susibendravęs irgi kuria. Tai labai gerai turėti draugų, kurie to pačiu užsiema ir kurie tai seniau daro, žinai. Tai gauni tokių gerų patarimų, žinai, labai taiklių. Jo, gali pasisemti to. Jo, tai nes tu pats tai darydamas ilgai užtruksi, kol tu atrasi tuos tinkamus įrankius tam daryti, žinai. Ar ten, o kai tau pasako, žinai, ką naudot, tai tu labai tik tai, pasižiūriu, nu jo, šitas geras, pom, žinai. Labai viskas gerai gaunasi, tai smagu. Taip, dar vieną naują įrankį įsigijau muzikai. Tai ten aš kaip klausiau, ko ten yra, žinai. Tai tikrai bus iš ko gaminti muziką ir labai nekantrauju. Tik dabar kažkaip tingėjau, kažkas mano tinginys žinai, kai taip užčilini, nesinori reikalų daryti, kažką reikia pažiūrėti.
kažką čia pavargėt, žinai, kažką čia žinai, kažkaip iššokti iš to ritmo. Ir sunku kažką tai paeiti vėl į tą tokį kažkokių reikalų kelią, žinai. Norite čia bimbam, kažką čia Jameso Bondą čia įsijungiu, čia Jankevičiaus kažkokį šou, čia iš gero vakaro šou Jankevičių išmeti, žinai. Rimtai? Nu, aš taip, šnekėjau. Aš kažkaip atsimenu, kad jo ten buvo kažkas tais, bet aš galvoju... 10 metų pravedė. Bet ar išmetė, ar jisai dėl kažkokių priežasčių išėjo, nes mačiau lyg tai straipsniukas buvo, kad jis ten gal ir būtų paaiškinęs, kas kaip, kodėl, bet... Nu, aš su juo žiūrėjau podcastą ir jis toks taip biškai įsižeidęs, aiškinau, kad tai išmetė, bet taip, žinai, neskaitė pilnai, bet supratau, kad kaip ir išmetė. Bet, nu, žinai, tai parodo tik tai, kad nieks nėra amžinas, žinai, 10 metų jau vedat laidą. Tai... Na jo, ir kažkaip po 10 metų, žinai, toks okei. Bet nieko, jisai tokia žvaigždėtas, jisai tiek visko moka, tai jam tik tais ant savęs daugiau kažką darys, tai gal net gerai. Gal savo laidą paleis. Šiaip jau turi tam tai YouTube. Manau, kad tikrai paleis kažką tais ir, nes skaityk, dabar galvojus ir ten su tais vaikais, kur tokius turi pasikalbėjimų, žinai, kur ten klausinėjo kažkokių tais klausimų ir jie juokingai atsako, tai ten vieną kitą šiaip jis yra žinoma. Tai čia Gero vakaro šou būdavo greitai. Iš Gero vakaro šou, ne? Tipo, tie epizodai tokie. Jo. Jis šiaip YouTube laidą turi. Šiaip jisai teatruose daug vaidina, labai turi spektaklių gerų su gerais aktoriais. Filmuose vaidinasi. Nu, ten... Šiaip jo. Aš pažiūrėjau jį, man, wow, to pasme, bičias, tai wow. Žinai, kur kai kurie šaumenai nueina į vieną pusę, tokia kuinę pusę, o kiti nueina į tokią wow pusę, tai šitas eina į tą pusę. Ne, šiaip jisai maladėts, jisai tikrai yra maladėts, tai sakau, kadangi žinomas, prikolinas ir šiaip talentingas žmogus, tai tikrai neprapuls, susigalvos kažką tai savo. Jo. Padarys. Tai va, kaip mes šiandien nukrypom, o kaip tavo kūčios su tėvais? Mano kūčios, jo, kadangi buvom jau biškai pradėję apie tai kalbėti su tom čia dovanom ir kaip čia tos kūčios, tai kadangi vyko pas mane, žinai, mes ten su Jore truputėlį pasiruošėm, ten, žinai, sutvarkyti reikėjo, šį bei tą nusipirkti iš produktų, ten kažką nupirkti, kažką paruošti, žinai. Tai, žodžiu, ten irgi apsitvarkymas vyko, dovanų pakavimas, nes vis tiek reikėjo, žinai, ir paglutę padėti tą vakarą. Tai bebaigiant pakuot paskutinę dovaną, žinai, kaip tik tėvai atvarė. Sakiau, kad atvarytų 6, atvarė 5. Tipiška. Nu jau, anksčiau valandą. Kitaip tėvai ir negali, žinai, jeigu ten pasakysi, žinai, jeigu vaikam pasakai, kurią valandą, tai jie dar vėluoja, žinai, valandą, jeigu tėvam pasakai, tai valandą anksčiau būna. Tai aš jau ir taip jau, žinai, tėvam galvoju, pasakysiu, kad 6, nežinau, kad vis tiek anksčiau atvarys. Nu, tai žodžiu, kai atvarėmės, dar ten pabaigėm, žinai, ruoštis produktus, tada dar Jorės mama atvažiavo su broliu draugė ir dukra, žinai. Tai kaip tik dar stalą atvežė, nes neturėjom, žinai, tokiam kiekiu žmonių normalaus stalo. Tai kokį čia stalą atvežė? Su lankstu? Stalą knygą. Jo, stalas knyga. Bet ta prasme, tokį lengvą ar tą sunku jau tą? Žinok, tą sunku. Įkeinė tą? Ten net ne įkeinis, ten toksai, žinai, sovietinių laikų stalas. Tai jis labai sunku turėtų būti, to prasme jį... Jis toks, žinok, šiaip jis toks nelengvas. Jo, ten dviese yra kas veikti, kai namie yra liftas, tikrai džiaugiesi, nes ten vaiktis nešti tikrai ne kažką. Nes dviese, sakau, nešant, tai buvo kas ten nešti, nes normalus medinis stalas, žinai, yra ne kažkokia padišofkė, žinai. Jo. Ikea stalas būtų buvęs lengvesnis, nesivyščiu. Tai va, tai žodžiu, šitą, žinai, jau tada pasistatėm, ten viską pasistatėm, pasidengėm, susidėjom, žinai, visus produktus, ten lėkštės, jau, žinai, viskas, jau sako, jau baigė, sakau, jau toj, sakau, baigė virtiniai su grybais virti, sakau, aš irgi ateinu prisėdu, žinai, tokia šeimininkutė buvau biškė. Geras, bet smagu, neturbūt. Šiaip jo, žinok, smagu. Man, pavyzdžiui, kažkaip, nežinau, man tai, tarkim, namie visai patinka ruoštis, nes tarkim, kai pas tėvus visą laiką tos kūčios būdavo, jos tokios su stresu, žinai, praeidavo. O čia, žinai, ten nuvarai, ten, nuvažiuoji ten, žinai,
vis tiek kažkaip tu žinai, kad, nu, suspėsi, jeigu kas, tai kad ir kaip, bet ten versis pagalba, žinai, bet suspėsi. Bet, nu, nestresuosi. Nu, ir tėvai taip pačiai, žinai, atvažiavo, ten mama tiesiog be streso irgi padėjo susiruošti, žinai, ir viskas. Nu, ten ką, valandėlę, bam, ir jau žiūrėk, jau ten gal kokią, turbūt 6:30 ir prisėdam, žinok. Sakau, toks visai... Bet matai, kaip yra, tarsi viskas šiaip psichologiškai, kai svetimoje vietoje tai stresas, o kai namie turbūt saugiau jautiesi ir tau mažiau to streso, žinai, ir kažkaip žinai, kad čia viską padarysi, čia labai skirtingai. Šiaip matai, kaip yra net skirtingai, dėl ko yra, nes stresas visą laiką būdavo mano mamai. Jai, ta prasme, kai ten ruošiasi, žinai, ten stresuoja, čia ar visi viską daro, žinai, ten tipo, kaip ir padedi, bet nepadedi, žinai, gaunas. Nu, va tame, žinai, ir tas toksai, kad ten, o čia reikia, čia jau viskas, nu, atrodo, kad, nu, aš čia manau, kad čia gal toksai yra, gal čia mamų toksai bruožas, žinai, nori, kad viskas būtų gerai, suspėti, taip toliau, nors tu realiai, nu, tu neturi kur skubėti, nėra, kad, va, tą valandą reikia susėsti, nu, tu tiesiog, žinai, kad, nu, kada jau pasiruoši, tada ir prisėsim, žinai, nes, nu, taip visą laiką būdavo. O čia, žinai, pasakiau, nu, tai atvarykit kokią 6, žinai, sakau, nu, ten, sakau, susiruošim, prisėsim ir viską, žinai, tai taip ir buvo, tai susėdom, taip, aišku, buvo tas toksai keista, gal tik tais tiek, žinai, kaip kurio šeimo, žinai, kaip pradeda ten, tarkim, kaip ten su tom plotkeliam, žinai, kaip ten laužimas vyksta, ar kiekvienam po vieną turėti, ar tiesiog yra viena, kurią, žinai, ten laužo, nu, va tokie, va, žinai, tai toksai, irgi toks dar pradžiai, biškai, kaip čia ką dar pradėti, žinai, ir paskui ten tą maldą, žinai, perskaičiu, pasakau, kas turėtų skaityti, sako, nu, tai jau šeimininkė skaityk, žinai, sakau, nu, gerai, tai perskaičiau, žinai, viskas ir kažkaip taip prisėdam, žinai, pavalgėm, visko ten, taip, žinai, po truputį paragavom, pasėdėjom, ten, nežinau, ten, kas vyno, kas šampano pagurkšnojo, kas kisėlių gėrė, nes vairavo. Tai tvarkingai. Tai taip šiaip labai tvarkingai. Tai mes, sakau, gal prisėdom, mes kokią gal 10, tik tai pradėjom skirstyti, žinai. Tai toks, manyčiau, labai tikrai vykęs, smagus vakaras buvo. Smagus, ramus ir tikrai gerai pavykęs. Tai va, džiaugiuosi. Tai sveikinu su tokiom kūčiom gerom. Tikrai skamba tikrai šauniai. Kad tai smagiai praleisti laiką su šeima, žinai, nes visokių šeimų būna. Įvairiai gaunasi tos šventės. Jo, tai va dėl to tikrai kažkaip džiaugiuosi. Aišku, gaila, kad nebent tikiuosi, kad kaip čia per nuotolį su tėvais galbūt pavyko per kūčias pasidaryti. Aš tik skambutį pasidariau per nuotolį ir viskas. Ir gavau čia iš kaimyno tos norvegiškos tradicinė vakarienė, tos pinačiot, kaip vadinasi norvegiškai, tai čia avienos, jie mėsą valgo per kūčias. Tai avienos gavau, bet jisai čia nelabai moka paruošti jas, toks čiperis. Tai pigiausiai čia pirko, žinai, tai aš taip pavalgiau, tai, žinai, ta viena specifinė, bet tokia, nelabai. Tai prisivalgiau, taip iš mandagumo pavalgiau, bet taip nekartosiu. O tai ta prasme pas tave buvo atėję, ar tave pasikvietė? Pasikvietė, ne? Bet šiaip fainai, kaip pagalvojus, nu tikrai. Jo, draugiškai, draugiškai. Kad žinai, kad vienas nebūtų maždaug, vis tiek yra šventė, prašom, į svečius. Jo, žinau, bet aš jau ant tiek įvaldęs tą vieną, čia per šitus 2 metus, kai čia gyvenu, kad man, žinok, aš iš tokio ekstraverto į tokį šiek tiek intravertą čia patapau, nes tokį susikūriau savo burbulą čia ir aš jame čia gerai jaučiuosi, žinai. Žiūrėjau, kad žiauriai fainas, ne? Nu, tavasi, nes kai susikūrė savo burbulą, net nenori šaly, žinai, nes tau čia gerai, jeigu yra, žinai, tai išmokau su savim būti. Tai kažkaip, matai, viskas kaip pasideda nuo to, kaip tu viską galvoji sudėlioji. Bet šiaip labai džiugu tai girdėti, nes man tai atrodo, kad čia tokiu būdu realiai tai, žinai, tik tai tobulėjai. Jo. Šikai tai manau, kad... Gebėjimas būti su savimi, tai daug reiškia. Čia manau, kad yra toksai kaip ir skilas, kurį gali, žinai, kažkaip, kaip ir visus skilus gali ištobulinti, čia irgi tas pat panašiai. Kaip džime kilnoji štangą, žinai, tai čia irgi taip būni su savimi ir išmokti būti savimi. Manau, kad taip. Nes man čia pačiai pradžioje tai rovės toga šitam kaime, aš sėdžiu, aš nesuprantu, aš noriu varyti kažkur, bet nėra kur varyti, tai, žinai, po kiek laiko pripranti. Tai realiai čia galima sakyti, kad įvaldėjai naują skilsą. Jo. Būti su savim. Ačiū. Girdėjau, pas tai ekstremalios kalėdos buvo?
Tai va, norėjau kaip tik sakyti, žinai, kad kaip kūčios buvo ramios, gražios, smagios, tai taip kalėdos buvo ekstremalios. Žiūrėk, net surimavau beveik. Jo, šiaip buvo sutarta, žinai, ten, nu, žodžiu, ten vienos draugės pakvietė per kalėdas pasiežinai pasisėdėti. Čia, tipo, bus ten fainiai, žinai, čia viskas, nu, tiesiog tokia, žinai, vakarienė kažkokia, žinai, kas ten dar ko turi, galbūt po kūčio, ar šiaip dar kažko papildomai atsivežinai pasėdėsim. Nu, jo, gerai, mes taip, žinai, nuvarėm dar iki parduotuvės, apsiprekinom, tai romuko, o tai 0,7 ar litrą. Nu, tai imam litrą, sakau, nebus per daug, nu, jeigu liks, parsivešim. Jeigu liks. Nu ir esmė tokia, kad, žinai, prieš mum jau čia ruošiantis viską, susitarė, man atrodo, gal kad 7 valandą atvarysim ar kažkas tokio. Ir mums čia jau besiruošiant, žinai, skambinau, tipo, ar atvarysit, žinai, tipo, kada atvarysit. Nu, nesuprantam, kam reikalas, nu, karočią, 3 paničkos sėdi ir tokia viena biški nepageidautina atvarė. Nu, ten tokia gavosi situacija, kad, žodžiu, ten viskas vyko tos merginos bute, pas kurią atvarė jos eks. Ir, ta prasme, ten tokia biški trenkta, žinai, nu, buvo pagėrų, žinai, ir ten nesąmonė, žinai, prasidėjo, nu, ten, žodžiu, kaip ir nepageidauja, išvaryti atrodo neina, nu, kaip ir, nu, gal ir eitų, žinai, per prievartą, bet kam ten, žinai, terliotis, nu, tai, žodžiu, mes atvažiavom. Nu, tai dar pradžių buvo, žinai, visi galvoja, kad, ta prasme, mes išmesim ją, nu, ta prasme, nu, matyt, atrodom labai aršios merginos. Ar tiesiog, žinai, tai sako, gal tipo išmesim. Tai tiesiog buvo nuspręsta, kad kviečiam mentus. Nu, tiesiog pasakėm, kad yra žmogus, nu, kuris yra nepageidaujamas čia, neišeina, ta prasme, nenorim naudoti, žinai, ten prievartos nieko, bet būtų gerai, kad išvyktų, žinai. Nu, tai sulaukėm policijos, nes ten irgi biškai, šiaip nesišakojo per daug gal nesišakojo, bet norėjo, žinai, ten biškai šakotis. Tai tiesiog apraminom, žinai, kažkiek tais. Tai sakau, ten muštinių jokių nesukėlėm, žinai, tiesiog atvažiavo policija? Jo, atvažiavo policija. Atvažiavo, sako, ta prasme, prašom išeiti iš buto, nes jūs esate čia nepageidavimo. Žinai, sako, tipo, kus čia nepageidavimo, čia mane kvietė, žinai, ten pradėjo, sako, nu, jeigu mes čia esam, vadinasi, esat nepageidaujama. Štatom žiūrė, geri policininkai buvo atvarę merginos vaikinukų, žinai. Nu ir žodžiu, žinai, sako, turėsit kaip grįžti, ar jūs parvežti, žinai. Aš galvoju, wow, tu prasme, pirmą kartą girdžiu tokį, žinai, variantą, bet, žinai, matyt, gal priklauso nuo to, kai tu matai, kokios būklės yra žmogus, nu tai mažakas. Na ir, žinai, ten sako, ten ta draugė sako, ne, sako, pati tikrai negrįš, nes sako, jeigu realiai čia kažkur paleidusin, sako, greičiausiai vėl čia sugrįž, skaminėsi duris, daužys duris, sako, kaimynam neduos ramybės, nu sako, reikia, kad, sako, atsidurtų, nu, namie, žinai, nu tai policija, žinai, sako, okei, sako, jeigu pati, žinai, nepraužys, tai sako, mes ją parvešim, tik sako, adresą pasakykit, žinai. Ten tą adresą pasakė, viskas tvarkoj, tai dar buvau išėjus į lauką, žinok, dar ilgokai policijos mašinos stovėjo kieme. Galvoju, okei, žinai, gal kažkokių problemų buvo, nu tai paskui sužinom, kad realiai namo tai su antrankiais parvežė. O ne? Nu, tai vadinasi, žinai, gal buvo, kad gal pradėjo šakotis, gal dar, žinai, kažkas tais, nu ir viskas. Nu ir atrodytų, čia viskas jau tylu, ramu, labai gražu, nu ir aфиgenai, žinai, mes ten pasiruošėm stalą, žinai, jau ten, nes jau buvo dalies paruošti, ten mes dar, kad, žodžiu, pasiruošėm stalą, čia viskas dar sulaukėm, vienas draugas atvarė. Tai, žodžiu, ten mūsų jau buvo 6, jo, mes buvom 6, 5 panos ir 1 vaikinukas, žinai. Tai, žodžiu, prisėdam, jau ten kas kokteilių, žinai, kas ten savo gerą, žodžiu, tai pagurkšnom, žinai, po truputį viskas atrodo gerai, vakarom, tikrai viskas. Ne, mes bute buvom pas, ta prasme, mieste jau, bet bute, žinai, tiesiog, kad buvom. Nu, tipo, viskas labai fainai, žinai, viską, nu ir, karočiui, prasidėjo taip, kad ten tokia viena, ką žinau, draugė iš jo, žinai, pusės, ten kažkaip tais pradėjo čia vos ne, kur čia, žinai, esat, čia, tipo, vos ne čia mane, žinai, kvietė, o jūs ten, tipo, žinai, sėdit. Nu, sakau, šiaip tave kvietė žmogus, kuris su mentais išvažiavo iš tenais, tai sakau, ką žinau, nu, toks ten, nu, ten įdomi, žinai, buvo situacija. Na, žodžiu, mes sėdėm, tai ten paskui net, nežinau, kelintą valandą, bet ten jau naktį, žinai, ten jau po 12, gal 1-2 buvo, žinai, pradėjo skambinėti. Nu, blemba, karočiui, mes sėdėm ten, žinai, skambinėjo. Nu, ir galutiniam variante gavosi taip, kad čia mums skambinėjo, nu, ir prisiprašė atvaryti į svečius. Prisiprašė.
atrodė dar kur irgi buvo, sėdėjom. Čia, kur man fotkę siuntėjai. Jo, Aha, kur siunčiau ten fotkę, žinai, tai vat, viskas, kaip ir sakau, buvo tvarko, žinai, dar ten atvažiavo, šiaip turėjo viena pana atvažiuoti, atvažiavo ta pana, kitas dar draugelis, dar mano eks, nu, karočią. Viskas, visa puokštė, žinai. Na ir dar pradžioje, kai sėdėjom, ten visi prikolino, tipo viskas buvo kaip ir liktais gerai, žinai, ir ten paskui gal kokie, nežinau, prieš 5 gal kažkas tai tokio, ten toks biški incidentas įvyko, kad tiesiog jau viena turėjo, žinai, ten varyti namo, kita kažką pasakė, viena ten kojom pradėjo musikuotis, aš lik ir raminti, tada šokti prieš mane, tada aš atgal, nu toks, žinai. Kaip sakau, jeigu būčiau buvus blaiva, tiesiog būčiau turbūt bandžius išskirstyti ir sakyti, kad davai skirstotės, pyzdinat ir viskas, ir baigiam, žinai, čia nereikia nesąmonė, bet kadangi aš irgi buvau užgerus, nu tai... Klasika. Jo, klasik. Nu tai biški ten, žinai, tai sakau, kas ten liko su gumbais, kas ten galbūt ir blogiau, žinai, nes ten žinai, kaip gaunasi, tipo, kaip ir tu bandai ir raminti drakės, ir jas pradėti, ir gaunasi ten, kad vieną per kitą kažkas puola, kažkas malšina, tai ta prasme tikrai likom, žinok, su mėlynėm, paskui ten mes dviese kritom, karočią, jobinau galvą į sieną, tai ta prasme ir su gumbu esu nuvas, kita vapšė atsijungė, dar trečia prasiskėlė galvą, nu tai ta prasme jomo. Čia vasimis rusiškos kalėdos buvo. Nu, plemba, patikėk, bet ta prasme, kur tu įsivaizduoji, kad visas vakaras, ta prasme, nuo ten, aš nežinau, mes gal man 8 ten buvom, ar kada, tu įsivaizduoji, kad visas vakaras beveik iki ryto 8 valandas praėjo normaliai ir, ta prasme, ant galiako toksai bam. Ta prasme, what the fuck. Nu, sakau, ten, kur... Aš įsivaizduoju, kad ten kaip ir buvo galima to išvengti, bet matyt taip turėjo būti. Nu, tiesiog, žinai, ir viskas, nu, gal, nežinau, gal vis dėlto neišvengiama buvo, nu, tai tiesiog, nu... Sakau, ten tokia nesąmonė, kad ką žinau, bet esmė tokia, kad, žinai, tiesiog visi patys savo prisidarė traumų. Tai, žinai. Bet čia klasika, pareičiais būna taip dažniausiai. Jo, bet tai sakau, įdomiausia tai, kad dar buvo tokių, kurie bandė, žinai, kažkam suversti kaltę, kad kažkas kažką padarė, nors ten, žinai, pati nerangi buvo, bet nesmė. Aš čia, nu čia žiauru, ta prasme, čia pas tave vyko žiauru. Bet čia man nenustebino, bet čia kaip pergeri būna taip tiesiog, jeigu sukrenta netinkami žmonės, tai tada būna tiesiog taip. Jo, tai čia, žinok, va toje vietoje, kur sukrenta netinkami žmonės ir ten, žinai, dar kur, nu, nežinau, čia gal tiesiog, žinai, kaip sakai, pažįstami žmonės, galimai, galbūt galėjo būti draugai, bet nelabai, nes taip gal ir nebūtų buvę, žinai, nes... Nu, nežinau, mano aplinkoje viskas, kas būdavo, tai tarkim, jeigu labai smarkiai prigeri, tai nebent nusiperki, blėt, kelionę į Ispaniją. Čia skamba geriau negu tavo variantas. Ja. Geriau, žinai, kaip ten. Man patiko, kai man, žinai, pasakė better booking, not boxing. Na, jo. Aš dabar atsiminiau, kad skaičiau apie naują atrado antidepresantą lesbietėm. Kokį? Jis sąliškai vadinasi Try Cox Again. Šitą grėsį. Bet žinai, kad tai labai dviprasmiškai skamba. Kodėl? Tai specialiai čia nėra tokio vaisto, čia aš šikau. Jo, ne, bet sakau, žinai, kai tai skamba labai dviprasmiškai, kur tai sakai Try Cox Again. Nu, o tai kodėl čia dviprasmiškumas? Tai čia būtent apie tą ir šnekama ir aš tam džiaugia. Jo, bet sakau, galėtų būti dar kai kas, tai žinai, vien dėl to toks biškai dviprasmiškas ir toks, žinai, tikras draksas. Jo, bet šitas... Nu, čia šneka apie... Apie vyrą. Aš supratau, apie kurį koksą. Ja. Apie kok. Ir not koko, žinai, ir ne kokorekų. Ja. Kok, tai kok again. Šitas pramušė man. Tai galvoju, reikia tibiškai įtraukti šitą liūdną istoriją, šitą antidepresantą. O to irgi pramušė. Mes panašiai mastom. Nes man priminė šitą, žinai ką,
cocktail, kur kur atrodo yra kokteilis, bet jeigu tu šiaip, žinai, bandytum atskirti to žodžius cocktail. Būtų cocktail. Nu, tai prisiminiau, čia kažkuris buvo variantas, kai, tipo, džinas tavęs klausė, koks būtų tavo noras. I want a big cocktail. Ir stovi su uodega. Jeigu rasiu, aš siūsiu, aš tau šitą memus. Tai tikiuosi, nauji metai tavo ramesni buvo. Oi, žinok, žymiai ramesni. Aš net negėriau iš tikrųjų per naujus metus, nes realiai, kai tu, žinai, maždaug 3 parų bėgėje pabūni 2 kartus prijomnikę, supranti, kad gal geriau reikia ramiai. Tai... Jau tai turėjo sveikinti, štai ateini prijomniką, atsarok, kai saka tu. Tai gerai, kad pradžio važiavau klinikas, paskui 3, tai, žinai, jau nežinojau. Tai išėjai biškai kortos. Jo, šiaip ten buvo nesąmonė 1 kartą, tai net galėjau nevaryti, nes ten, matai, sugalvojo, ale man greitai iškviesti, nes susitrenkiau galvą, tai čia, tipo, nebūtinas buvo dalykas, nesakiau, nereikia. Realiai iškvietė prieš mano valią, žinai, tai kaip ir galėjau galbūt nevažiuoti, bet kadangi jau atvarė, tipo, nenorėjau Pizdu. Ten kitiem problemų, žinai, toliau daryti, tai pizdu, sakau, gerai, nuvažiuosiu. Nuvažiavom, pralaukėm, išvažiavom namo. Tai realiai kaip ir pabėgau iš prijomnikų. Geras. Tai žinai, o antras kartas tai buvo biški, nežinau, kažkokia nesąmonė, tada kaip ir pasakau, čia su žarnynu kažkas tai buvo nutikę, kad su skausmai, žinai, išvežė, tai taip trumpai, žinai, tariant, tiesiog buvo žiauruminiai skausmai, nuo skausmo maždaug jau verkiau, pasižiūrėjau, kaip aš atrodau, greituškė, žinai, atvarė paramedikai, aišku, žvengiau, žinok, iš paramedikų, nes karočią, viena paramedikė tiesiog fotkino Beilį, nes jis, matai, labai gražus katinas. Irgi žmonės. Jo, ten kitas tiesiog šiaip stovėjo, nes jisai vairuotoja, žinai, o 3, tiesiog, kadangi, žinai, man buvo žiauri huau, man bandė suleisti nuo skausmo vaistus į veną, tai 3 kartus skirtingose vietose bedė, nepavyko, tai galiausiai šiknas leido. Tas nebus gero narkomano. Jo, tai tiesiog išsivežė, žinai, paskui, sako, vežam į prijomniką, ten bla bla bla, kažką pasižiūrėjo, niekas, nei kraujas, nei ten renginas, nieko blogo, žinai, neparodė, paleido namo. Pirmadienį pasidariau echoskopą, antradienį pakartotinai kraujo tyrimus, tada jau atsirado ir uždegimas, žinai. Tai tokia, žinai, mintis, kai per visą savaitę ten vos ne per visą savaitę, čia per pusę savaitę, žinai, kai praktiškai sultiniu ir sriubytėm gyveni, tai, tada per naujus metus realiai jau tada po truputį biški to... Ramus jau būna. Maisto, žinai, kitokio pradėjau valgyti, jau tokius, užkandukus gal taip iš palengva, daug kartų kramtant ir, žinai, toksai alko, aišku, jau iš šono, žinai, nes, kadangi yra ten ne kažką organizmui, tai negi dar pilsi to jam toksino, žinai, aišku, kad ne. Tai va, tas patiko, kad tiesiog atsigėriau kolos su laimu, kad, žinai, geriau pravirškintų, biškai, kanalus pravalytų. Jo. Tai va, kas ten biškai kokteiliukų, žinai, atsigėrė ir taip labai ramiai, fainai pasėdėjom, išėjom 12 valandą į lauką, kadangi kaimukė tokiam buvom, tai šiek tiek fejerverkų matėsi, žinai, bet, nedaug tai, bet, vis tiek, pamatėm, žinai. Tu mačiau prie prūdo kažkokio? Jo, ten buvo prie prūduko, ten oligarkai, kaimukė, matai, draugai. Tvenkinukas yra, tikrai, matai, namas ant tvenkinuko kranto. Tai labai taip smagiai, žinai, smagiai ramiai praėjomės realiai, kadangi aš net ir negėriau, tai kažkaip nusprendėm namo važiuoti, nes, žinai, vis tiek namie geriausiai išsimiegi. Tai nusprendėm važiuoti namo. Tai grįžom namo gal apie 2. Pasijungėm Harry Potterį ir užmigom. Kultūringas po tokių audringų kalėdų, tai kultūringas naujakas labai. Žinok, po tokių kalėdų, tai man šitas naujakas taip patiko, kad aš net nemoku apsakyti. Čia buvo atgaiva kūnui ir sielai. Jo, aš kažkaip ant tiek išjungęs buvau naujako vaibą, kad kai turi dirbti naujaką ir kai tavo visiškai pofik yra tie fejerverkai, nebent pamatai random, kai būni išėję, žinai, tikrai čia nuo 11:30 nuo 11:30 iki ten 11:30 sėdėjau ofise, atėjo 12, ten prieš 12 jau šaudo, belenkai ten aš telekas jungiu žiūriu. Per langą matau, šaudo, žinai. Gerai, normaliai. Tai per langą ir pasižiūrėjo, ne tiesiog ką. Jo, pasižiūrėjau. Šaudo, gerai. Kažkaip važiuoti, galėjau. 12 valandą žiūrėjai teleką.
Jo, galėjau specialiai pavažiuoti, biškai aukščiau, žinai, pažiūrėti, kaip visą peizažą. Ai, kažkaip, pofik, žinai, kažkaip, kai išjungi tą tokį linksminimas į tą aspektą, tiesiog žiūri tą laiką kaip į darbo laiką tiesiog, tai kažkaip pasidaro, tai kai nėra su ko pasidalinti to, žinai, gražių peizažų, žinai, kad šventė, žinai, čia, sveikinu, kažkaip, ai, pofik, žinai, žiūri teleką viską. Jeigu, žinai, būtų buvus tau tokia kaip, ne naktinė, tiesiog šventė, gal tada jo būtų visai kitaip. Gal tada, kaip ir sakai, būtum pavažiavęs kažkur aukščiau, žinai, pažiūrėtus fejerverkus. Gal ten, žinai, kokį kontentuką susukęs, gal tiesiog tą šiaip savo prisiminti. Jo, būčiau kažką sugalvojęs, jeigu būčiau laisva, tai būčiau liekęs gal į miestą. Tai jo, žinai, kalnai, manoma, užsikelti traukinukas yra užveža, ten kalną, žinai, gali normaliai pamatyti. Ten gerą rimtą programą galima čia užsukti pro naujaką, tai gal tikiuosi, kad tais metais pavyks. Bet, kad ir dirbai, tu tada, mačiau, visai neblogai linksminaisi ir savo busiukėje. Jo, ten mergų pavarė, čia žiūriu, eina, ten pilnos, gal kokios 7 atėjo, tokios pats sankės, žinai, tai ten nuvežiau aš jas, tai, smagu. Aš vežiau ir patsanų tokį jaunimo, žinai, irgi 7 laukie. Ir mergų, tai žinok, mergas smagiau jau. Žinok, tikiu, aš kažkaip net nesiginčiusiu su tavim ir tikrai manau, kad mergas smagiau vežti. Smagiau. Bet tiesiog kitokį vaibą atneša tas kolektyvas, žinai, kur bičiai, jie tokie, tie jauni bičiai, jie tokie visiškai žiopliai dar yra, žinai. Žinai, tas 18-20 metų, tas visiškai žiopliai. Mergos yra irgi žioplos, bet, mergos jos. Bet vien fainiai, kad mergos, ne? Jo, jos mergos, ką jūs, gražiai apsirengusios, žinai, viską. Dabar, žinai, aš žiūriu iš tavo perspektyvos ir galvoju, tau kaip tokiam šauniam vyrukui, kaip pagalvojus, ar vežti žioplius bernus, ar žioplias panas, tai gal geriau žioplias panas, nes bent yra ką pažiūrėti. Taip. Bent smagu, žinai, tikrai tikiu, kad smagiau vežti, žinai, tokias žioplas trenktas panas, nes ten mačiau užsikūrusios tokios buvo, kai selfuką, žinai, siuntė, žiūriu, irgi tipo, čia, žinai, filmuoja, davai reik parėk, nes filmuoja, žinai, ten pamojuoja dar kažką, tai, žinai, toks, geras vaibas šiai buvo. Jo, geras vaibas, jaunimas būna, jaunas jaunimas būna, teisingas jaunimas būna, crazy čia, jie pajungia gazas, būna normaliai. Tai va, tai... Smagučiai tikrai. Tokie smagučiai tikrai, o kas čia buvo su tuo, Jo, sakau, ramiai, žinai, viskas praėjo, čia kai išvažiavom vakar po to naujako, žinai, ramiai, bet autostradai mašina degė. Kokia mašina? Blembačkai, žinok, mes kadangi taip pravažiavom, nelabai galėjau žiūrėti, bet pagal formą ir panašiai. Žinok, normaliai degė. Lengva. Sedanas buvo, sakyčiau, man gal primintų kokią... 9 džetą. Ne, gal sakyčiau 2000 kelintų metų, gal koks biški, gal kaip prienukas, gal kokia, nežinau, šiaip, žinai, gal netgi sakyčiau, ką primena biški pats sedanukas, gal sakyčiau, tą Lexusiuką, žinai, gedrelio gal kažkiek, tai žinai, kažkas iš tokios, bet nežinau, ten gal Renukas, žinok, buvo vis dėlto, sakyčiau. Ir esmė tokia, supranti, mes taip važiuojam, blembačkai matau, kad, iš tolo matau, kad švyturėliai, žinai, bet jau nuo Kauno pusės, nes mes jau ten gal buvo likę kokie, 10 km iki Kauno, gal biški daugiau, žinai. Ir tiesiog kažkaip tolumoje matau, švyturėlius, vėl nežinau, kažkas važiuoja, gal greitoji, gal gaisrinė, gal dažnai kažkas, ir kažkaip taip biški pasižiūriu dešiniau, blemba, matau, kad kažkas, ugnis, ne ugnis, ten dar kažkas, tai gal kažkoks laužas, pradžią, žinai, galvojau, gal tiesiog pievui kažką uždegė, žinai. Ir mes taip jau artėjom, aš taip žiūriu, kad šiaip matau, kad pėsčiųjų tiltas, žinai, yra. Ir ten prie to pėsčiųjų tilto yra tokia, kaip ir autobusų stotelė, bet su tokia biškai aikštelė, žinai. Ir, ta prasme, matau mašiną ant avarinę ir toliau nuo tos mašinos, žinai, tiesiog dega mašina. Ir taip, ir supranti, mes tada kažkaip prilėtinom. Ir dar taip jorė, žinai, sako, jeigu ten kažkas, žinai, būtų buvę, ten jau būčiau sakius, ten stovi, žinai, o aš, ta prasme, specialiai prilėtinau, kad, jeigu rimtai būtume matę, kad ten, tarkim, nežinau, žmogus toje mašinoje, tai ten, nežinau, būtume dėjant tų stabdžių iš karto iš šono, iš šalikelę, nežinau, ten gesintuvą imti kažką, žinai, bet greičiausiai žinau, kad to žmogaus mašinoje nebuvo, nes gal tas žmogus ir buvo toje kitoje mašinoje, žinai, kur su avariniu stovėjo, nes
nu, bandėm įsivaizduoti, koks tas scenarius galėjo būti, kad, tarkim, gal žmogus važiavo, kažkas nutiko ten, tarkim, iš po kapoto, gal pradėjo rūkti dūmai, pasistatė, nu, sustojo į šalikelę į tą aikštelę, žinai, gal ten įsiplėskė ugnis ir jisai spėjo išlipti, nes, nu, tikrai matėsi, kad mašinoje nieko nebuvo. Bet ir matosi, kad ta ugnis, palyginus visai ne per seniausiai buvo, nu, takau, ta mašina dar tokia, nu, įpusėjus degti, žinai. Nu ir kažkaip tai sakau, kadangi matėm, kad ir liktais tų žmonių mašinoje nėra, nes nu, taip normaliai pristabdžiau kaip autostradai, tai sakyčiau, praktiškai sustoju, žinai, buvau. Tai sakau, matyt, padėjo tie žmonės iš kitos mašinos, kur su to avariniu stovėjo ir kaip tik mačiau, kad jau prie pat, nu, tiesiog kitoje autostrados pusėje jau gaisrinė, žinai, važiavo. Mes kaip tik prasilenkėm, tai jiem tiesiog kažkurioje vietoje reikėjo apsisukti, kad į tą pusę, žinai, atvažiuotų. Nu, nes ten, ką žinau, nu, jau tik tais gaisrinė užgesins mašiną, nes ten nežinau, kiek to gesintuvų, žinai, reikėtų ar ten kažką. Tai, žodžiu, kažkaip nuvažiavam ir sakom, nu, svarbu, žinai, nesimatė, kad būtų žmonių, reikia tikėtis, kad viskas tvarkoja, tiesiog gaisrinė atvažiuos ir užgesins, žinai, bet sakyčiau, čia toks naujametinis fejerverkas, tai biški žiaurus. Nu jo, bet tai būna daug tų visokių priešventės, tom specialiosiom tarnybom, policijai, greitai, gaisriniam būna tikrai net tos tokinis vaibas, kai tiek reikia tų iškvietimų padaugėja, bent kiek žmonės ten nedirba, daug kas piknaudžiauja alkoholiu, fejerverkai nudaužo rankas, ten tos traumas tokios. Tai jo, čia tos šventės, tai žinai, daug statutinių pareigūnų jaučiu džiaugiasi, kai jos praeina, žinai. Kad, manau, kad taip, žinai, nes viskas ten jau ir policija, ir greitoji, ir gaisrinė, manau, kad tikrai, žinai, turi to darbo. Ir aš kažkaip galvoju dabar, keista, kad nemačiau, kad būtų tas žinios kažkokios praneštos apie tą, žinai, automobilį. Tai žinai, jeigu niekas nenukentėjo, tai, žinai, būtų, jeigu žmonės nukentėjo, tai gal, žinai, per žinią būtų. Jeigu tiesiog mašiną užsidegė, ten užgesino, tai ką ten, nerimtas įvykis gal. O kas čia per česnakas kažkoks yra geras? Česnaką? Jo. Čia dabar kažkaip, tai šiandien tokia vidosiuką, žinai, man atsiuntė apie tai, kai česnakas realiai gali būti, žinai, maistas, nu, kai kuriais laikais, kaip pagalvos tie patys, žinai, rusai jį naudoja kaip vietą antibiotiko, nu, nes kam, žinai, vaistais girdit save, jeigu gali ten, tarkim, natūralius, žinai, produktus naudoti. Ir kažkaip tokia, žinai, gavosi, kad biški diskusija užvirė, nes čia man atsiuntė, žinai, tą video ir kaip, nu, nebūčiau, žinai, pagalvojus tame, kad, tarkim, ten bent jau kaip nupasakoja, žinai, kad tas česnakas praktiškai yra kaip penicilinas, žinai, nu, būtent antibiotikas. Bet tik tais tiek, kad kaip jį, žinai, atrodytų naudoti, kad, tarkim, tu supjaustai, žinai, gabaliukais, nu, tokiais susmulkini, žinai, ten česnako skiltelę ir tu, tarkim, praryji, ne tai, kad sukramtai, bet tiesiog praryji, užsigeri vandeniu, praryji, žinai. Ir, tarkim, ten lauki kokį pusvalandį, nes kai kuriem, aišku, žmonėm, kai kurių virškinimas gali, žinai, jautriai česnaką reaguoti, nes, nu, nelabai toleruoja ir ten, nežinau, gal rūgštis gali sukilti, gali pradėti skaudėti skrandį ir panašiai. Bet esmė tokia, kad matai, tas česnakas gali ne tik, tarkim, jeigu vat ir, nu nežinau, ten gal ir kosiai, žinai, gal ten vat, peršalimas kažkoksai yra, gal ten, tarkim, su žarnynu yra prastai. Tai, žinai, tam visam padeda, tik yra vienas, žinai, dalykas, nu yra tokia blogybė, kad realiai suvalgius česnaką, nu, tu realiai juo garuoji. Kvapas yra. Jo, tai realiai šalia esančiam žmogui tai biški yra iššūkis, žinai, tada, nes tai tiesiog, nu, tokį skleidžia tikrai specifinį kvapą ir tokį, žinai, gaunasi, kad nes tas visas garuoja tai per tavo kūno poros, nu, ir tu įsivaizduok tai, kad, nu, tu tiesiog, žinai, garuoji tokiu aitriu, žinai, kvapu, kuris labai šiaip primena, kaip, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, kai gerokai padauginė alkoholio, nu, ir kitą dieną esi, žinai, pachmėlingas, ir, tarkim, vat, nuo žmogaus sklinda toks aitrus kvapas, tai nuo česnako dar labiau jaučiasi, dar toks aitresnis, žinai. Toks grinai nosį riečiantis, žinai, kvapas. Nu, bet esmė tokia, kad tai yra geras natūralus medikamentas, nes nu, ten tik tais, vat, kas buvo įdomiausia, kad, žinai, iš to, kaip pasakoja, kad vat,
pusvalandžių praėjus ten tipo turėtum dar taip pačiai tą skiltelę susismulkinti išgerti ir ten visos dienos bėgė, tarkim, vos ne, ten jeigu kokią 10, ir ten nežinau, ar kada ten pradedi ir ten iki vakaro, žinai, vos ne 8 skilteles jau būni suvartojęs, nu, bet geriausia yra taip, kad tipo, nu, prieš miegą. Nu, toksai, žinai, kad jau paskutinta būtų prieš miegą, kad jau kiek tu suvartojau, žinai, nemiegot. Ir jau pats tas, žinai, česnakas, jisai dirba savo darbą. Ir kame, žinai, bairis buvo, dar ką pastebėjo, kad, tarkim, pavyzdžiui, kai paimtum, nu, ne mėgintuvėlį, bet tą lėkštelę, žinai, kur, tarkim, irgi, kai tyrimus atlieka, žinai, ten deda, arba ten, kai, žinai, kokias nors ten virusų civilizacijas augina, tokiose lėkštelėse, žinai. Tai, tarkim, netgi iškvėpto to česnako, žinai, oras rodo, kad prasklaido to, žinai, tipo virusus. Nu, kažkas tai tokio. Nu, kad, tipo, nu, matos, kad jie bijo, žinai, to. Ir tada taip galvoju, okei, tai rimtai čia tas toksai, žinai, natūralus dalykas. Nu, ir esmė tokia, kad aš, žinai, prisimenu tokį variantą, kad, tarkim, vaikystėje, kai aš dažnai sirgdavau ir, pavyzdžiui, kai, tarkim, naktimis labai smarkiai kosėdavau, nes, nu, toksai būdavo, kur, tipo, dieną lik ir dar, bet, pavyzdžiui, labai naktį daug kosiai. Nu, ir toks, žinai, būna tas, kad nei tu įsimiegi, nei ten tėvai, žinai, gali išsimiegoti. Tai mama papjaustydavo česnaką į lėkštutę ir padėdavo man prie lovos. Nu, labai arti, žinai, manęs. Ir aprimdavo kosulys. Tai tu pakvepuoji jo. Jo, tai toks, matai, žinai, kadangi vis tiek kažkiek tai irgi atsiskiria, to pakvepuoji, žinai, ir gauni to česnako, žinai, gėrio ir tiesiog pagerėja, žinai, kažkiek tais. Nu, aš to tikiu, šitų tai tikiu. Jo. Tai, žinai, šiaip mes užaugantos chemijos esam, tai nelabai linkę į tuos tokius metodus. Jo, bet tie natūralūs dalykai, jie tikrai padeda. Nes, vat, pavyzdžiui, gaila, kad šito video, žinai, anksčiau nepamačiau, nes gal rimtai būčiau, žinai, pabandžius ir dėl šito reikalo, kas, vat, su žarnynu buvo negerai. Tai gal tada irgi galėjau, žinai, tai pabandyti susipjausti, tiesiog bam, žinai, taip padaryti, tik tais gal, žinai, irgi būtų padėję. Gal būtų bam ir viskas parėjo. Jo, bet čia, žinai, tas toksai, kaip sako, tokį jau geriau turbūt darytis kokį penktadienio vakarą, kai tau kitą dieną nereikia į darbą, žinai, kai su žmonėm nereikia susitikti, nes, nu, nefaina bus, žinai. Nesmagu. Jo, nes, sakau, nes tas toksai kvapas, tai, aitroka. Aš visą laiką tėčiui sakydavau, kad, žiūrėk, kai aš iki jūsų atvažiuosiu, davai tu nevalgyk česnako tą dieną. Tai, žinai, tai tikrai galima nutuokti, kad ne kažką, bet tie natūralūs produktai, bet, sakau, tikrai yra geri čia, kaip ir, tarkim, kad ir imbieras, vat, su cinamonu, žinai, kur, tarkim, peršalus, ten, nežinau, irgi jauti tokius simptomus, žinai, kur ten sloga, ten galbūt prasta savijauta, žinai, tai tiesiog, vat, gali imbierą, žinai, ir cinamono tokį mišinuką užsipili karštų vandeniu. Aišku, dar biškai gerai prasikošti, kad, žinai, nu, to viso nepraryti. Tai tiesiog, kad, vat, grinai tas toksai nuovira, žinai, imbiero ir cinamono. Nu, ir išgeri, ir volia. Ir vatau gripeksas. Natūralus gripeksas. Natūralus gripeksas. Tai va, nežinau, kas, jeigu klausėsi, girdėjo ir tikėkimės bus naudinga, išbandys ir padės. Tai jo, manau, kad tikrai verta pabandyti. Dabar daug kas mačiau, serga gripas jaučia baisiai Lietuvoje. Tai jo. O juodas šokoladas? Juodas šokoladas, tai matai, yra irgi dėl kaip ir bendros tos geros savijautos, labai padedantis smegenų veiklai. Tai galvoju, gal būtų, nu matai, 50 gramų į dieną, nedaugiau. Nu, tai čia kaip, tarkim, prasme, nu, jeigu turi šokolados skanę plytą, ar tu 50 gramų suvalgys tik tais kavytas pasidaręs? Matai, kaip yra, tarkim, juodas šokoladas, kuris yra 7-5% ir į viršų, nu ten 7-5, 8, 9, jis yra labai, nu, jis realiai net nesaldus, jis yra kartus. Tai jau jį suvalgyti, nu, praktiškai turi prisiversti, žinai, tai nemanau, kad ten daugiau ir suvalgysi, tai kad ir tą, žinai, ten tos 5 gramų, nu, tai ten turbūt tas vienas kvadračiukas greičiausiai ir gautųsi, žinai, tie 5 gramų, bet, nu, pagal viską, žinai, yra naudinga, nėra dar išbandyta, nes čia, vat, visai neperseniausiai irgi tiesiog išgirdau, pamačiau, žinai,
Tai vat, sakiau, reikės biškai pasigilinti ir gal būtent pamėginti, nes vis tiek ten, kaip ir sako, ir tie pačiai protiniai veiklai ir gerai savijautai, žinai, skirta. Tai reikia išbandyti tik tais. Tikiu, šitos juodo šokolado tikiu. Aš seniau esu girdėjęs šitą. Bet aš jį esu girdėjęs, bet pamiršęs kažkaip, bet aš šiaip naudoju tą paprastą šokoladą. Nelabai naudoju, bet jeigu perku tą skanų, žinai, perku, bet reikia galbūt specialiai pirkti tą neskanų, kad tu tiesiog jo daug nesuvalgys ir jis naudingas yra. Jo, va būtent, ir tada, va, kai norėsi tada, nes, pavyzdžiui, kad ir tarkim, žinai, kaip būna su tuo kakavos gėrimu. Tik dabar yra tų kakavos gėrimų, kuriuose ten daugiau cukraus negu tos kakavos, panašiai ten tie visi, kur būna, bet yra pirkti ir tos tikros, natūralios kakavos, kur ten, žinai, yra tikrai karti, kur tu jau, daraisi, jau kai ją jau užsipili, jin tokia netgi gan tiršta, žinai, atrodo, tokia tiršta masė gaunasi, bet, tarkim, ką žinau, įsidėjus šiek tiek cukraus, kad taip pačiai kaip, tarkim, į kokią kavą dėdėsi, gal dar biškį su pienu, žinai, tai irgi vat, visai neblogai, bet nesakau, nes tiesiog taip gryna, be nieko, kartu, tikrai kartu, tai gal tada vis dėlto geriau tas 5 gramų šokolado suvalgyti. Jo, pritariu. Bet jau, sakiau, reikės į šitą darbiškį pasigilinti, o dėl imbiero ir cinamono, sakiau, išbandysiu tada, kai peršalsiu, nes manau, kad tikrai turėtų būti geras variantas. Aš iš viso dabar, kai čia pradėjau darytis, aš seniau iš visos senais laikais, tai toksai būdavo tipinis lietuviukas, kuris sušala pastoviai kepurė, jam šalta, aš tik išeinu iš namų, man kepurė būtinai, daug kas taip nešioja, žinai. O dabar aš taip daug metų jau į kitą pusę visai, kur aš specialiai po šaltų dušų, žinai, ten šaltą vandenį. Ir tas, aš matau, kaip visi aplinkui serga, o aš nefiga nesergu, žinai. Nes matyt, žinai, kažkiek užsigrūdinai. Sirgau čia kartą, čia buvo kažkokia porą kartų per tos 2 metus, bet kažkokia buvo pasigavęs kažką, bet realiai, tikrai labai padeda tas grūdinimas. Nes aš, pavyzdžiui, irgi pastebėjau, kad, tarkim, pavyzdžiui, šią žiemą, aišku, jeigu kažkur tai varom, tai užsidedu, žinai, tokia šiltesnė striukė, viskas, bet, tarkim, kai visą laiką varau darbą, kadangi gavau darbinę ten aprangą, žinai, ten kelnes, botus, megztinį, striukę, ir ta striukė, jin skaitosi žieminė, bet, tarkim, kai jau ten yra minusas, su ją šalta tikrai yra, išeini, jeigu taip tiesiog išeini lauką ir ten jau šiek tiek pastovi, tai jauti, kad tau tikrai darosi pakankamai vėsu. Bet aš visą laiką, kai varau darbą, aš tiesiog nei ten šaliko deduosiu, tiesiog užsidedu tą striukę, nepilnai netgi būna, kad ten iki pat viršaus susisegčiau tą kaklą, biškai kažkiek atviras, kartais susidedu kepurę, kartais neužsidedu. Ir, pavyzdžiui, būna vėsu ir galvoju, čia vis tiek, žinai, iki mašinos, iki darbo, ten irgi paskui kažkaip ten taip, žinai, čia gal, žinai, nesušalsiu, bet kažkaip irgi pastebėjau, kad toks visas, kad specialiai taip, žinai, darau. Netgi jeigu ir iki kokio garažo varai irgi vis tiek taip užsidedi, nes, biškai bus šalta, ten biškai bus vėsu, bet paskui pasidarys šilta, bus dzin, bet, kažkaip galvoju, gal biškai reikia, vat vien tam, kad nepaimtų, žinai, tą ligą, nes, tu galvoju, čia, gi neleidžiu savo visiškai, žinai, sušalti, bet ir galvoju, nereikia taip per daug save įvynioti, kad, biškai reikia ir to šaltuko pajausti, žinai. Kad nebūtum tam vakuume, žinai, tokiam, jo. Šiaip pritariu, nuo to viskas pasideda, bet čia, žinai, gal kultūriniai skirtumai, žinai, čia, pavyzdžiui, vaikai auga, jas išleidžia, bet kokį oro lauko varą, žinai, per tą lietų, grūdino pat mažensio, žinai, stumia į tą tokį laukutį, kad užsigrūdintų, žinai, o Lietuvoje tai daugiau užvaro jos, kepurėm, žinai, šiltai, kad ne tik atsargiau, žinai, žiūri tą dalyką. Tai šiaip įdomią laidą žiūrėjau apie Afriką, apie Pietų Sudaną, kaip ten jie dar realiai kaip laukiniai gyvena. Pietų Sudane? Jo, Afrika. Ir esmė tokia, kad kokia valiuta ten yra, realiai karvėm viskas vaikšto. Tai jeigu reikia įsigyti, ten nuo 13 metų gali sustok merginos, kažkokia ten, jeigu mergina tai graži, ten tipo, jeigu gerai sudėtas, stambesnė, tai jau čia aukščiausio prabo, žinai, yra, reiškia, bus vaikai stipresni, žinai, ir didelė. Tai tokia nuotaka kainuoja 80 karvių galvijų. Wow. Ir tėvas, kasmė tokia, kad tėvai atiduoda be problemų tą dukrą
ir mato kaip naudą tam visam kaimui, žinai, ir jiems. Ir jie žino, kad gavę tų karvių galės dar daugiau tų vaikų, dar nusipirkti dar kažkokią dar žmoną antrą, nes ten po kelias žmonos gali turėti ir tam, nu, karočią, vaikai kaip pinigų gamykla, žinai. Ta prasme, investuoja ta šeima, žinai, ir taip, nu, prasme, labai skiriasi. Taip, kaip pažiūri šiais laikais, taip, dar žmonės gyvena, karočią, jie galvo plaunasi šlapimu karvių. Oh my god. Nu, bet čia, žinai, čia yra tos vietos, kuriuose, nu, nelabai tos tokios, žinai, yra civilizacijos. Nu, šviesolaidžio dar neįvedė šviesolaidžio ten. Ne, ten su šviesolaidžiu ten yra sunku, nes jeigu ten, žinai, jeigu ten karvėmis perka nuotakas, nu, tai ten iki šviesolaidžio dar labai toli. Ja, bet esmė tokia, kad jeigu pažiūri, žinai, žmonės laimingumą žmonių, taip iš šono, aišku, ten kaip filmuoja, gal biškai apsirinkia gražiau, žinai, bet to emocijos nesuvaidinsi, žinai, tai daug kur matosi, kad tokie laimingi, jie mažai turi, žinai, bet jie turi kiek jiems reikia, žinai, užtenka išgyventi, žinai, paprasti tokie savo laukiniai. Be streso gyvena. Nes tiesiog be streso gyvena. Jo, kuo labiau laukinis esi, tuo laimingesnis. Mažiau tų sąskaitų pareina, žinai, mėnesį, mažiau rūpesčių, tai žmonės laimingesni. Nu, būtent, žinai, palapinėje gyveni ir laimingas savo esi, ne? Nu. Aš nežinau ten pas juos kokios, o realiai kurie ten gyvena, kokiuose nameliuose. Tai šiaudų suresti nameliai, tokie, palapinių neturiu modernių, bet tokie irgi iš ko yra, žinai. O žinai, kas sukūrė palapinę? Kas? Kad kinietis, kaip sudinasi tas kinietis, kas sukūrė palapinę? Nahoj ta chata? Tai kiek greičiau pasakyt. Nahoj ta chata. Nahoj ta chata. Nahoj ta chata. Karočią, tu turbūt negirdėjai, bet buvo Hollywoodas Vokietijoje, karočią, per šventės užsidarė bankas. Buvo kas savaitę užsidaręs tarp naujų ir kalėdų ir karočią vagis iš garažo išsigrėžė skylę į seifą ir apie 30 lemų eurų išnešė, karočią. Žmonės ten, karočią, bando įeiti tą banką, nes saugyklas turėjo, jie, žinai, nes savo tos dalykus sukrovė turtingų, žinai. Ir žino, kad išnešė viską, ir kažkaip kompensuos kažkiek, gali būti, žinai, kai kurie dar daugiau įdėjo negu tai kompensacija. Tai, nu, ta prasme, čia Jameso Bondo filmas tikras. Čia grinai Italian Job. Italian Job. Jo, kai su Mini Cooperiais išvežė ten irgi šaibas iš banko. Gal ne tik šaibas, ten kažkas žodžiu. Tai nesenai čia buvo, tam Prancūzijoje tas atplėšimas irgi ten išnešė. Bet ne už tojo kainą, ten kur lipo po langą. Irgi nesenai. Bet čia, žinai, kaip pagalvos dabar, nu, gyvent žmonėm reikia, tai vat ir sukasi. Tik nemaniau, kad tokie, žinai, kiekis, kur po 30 lemų. Bet, žinai, organizuotas. Jeigu jau vok, tai jau vok tiek, žinai. Nu, tai tikrai bus organizuotas ir ten bus tikrai nemažai. Tik įdomu, ar irgi ten bus tas variantas, kur, žinai, 5 apiplėšė, tada 2 išdavė kitus 3, tada iš tų 2 vienas nušovė kitą ir tada viskas liko vienam. Aš manau, kad labai tikėtina, kad taip gali būti, nes pinigai kaip per taisyklę, kad gadina santykius, tai gali būti, kad bus toliau Hollywoodo šou filmas. Aš žinai, tokia atveju, žiūrėk, aš pasiemu lemą, okei, tau lieka 2,9, bet pasilik ir tu tą kulką savo pistoletę, ta prasme, aš jos galvoju nenoriu, tai, bet aš tik lemą, ta prasme, bet iš kur tu žinot, to niekas nesakys tai gal nieko. Šiuo, kad ne, tiesiog bam ir viskas, žinai. Kur tiesiog tu, žinai, sėdi ir jau miręs. Tai toks. Bet krūtai prasisuko, nežinau, galėčiau tai paplotokiam. Krūtai pavarė. Bet šiaip per šitą šventės, nežinau, aš supratau, kad ta rutina labai svarbi yra iš tikrųjų. Nes kažkaip prarandė tą rutiną, tai išsimuši labai iš vėžių, žinai, tas šventės. Kažkaip laukiu, net dabar grįšiu jau nuo pirmadienio jau vėl normalų režimą. Daug realiai, toksai, žinai, gaunasi, kai tu turbūt turi tą savo tokią rutiną, kur tu leki, darai, eini, galbūt labiau gyvas jautiesi. Toks, kur... Matai, čia pas mane nėra aplinkos pilnos kaip pas tave yra pilna aplinka, žinai, ten giminės, draugai, žinai.
Pas mane to nėra. Aš turiu kažkiek tais tokių pažįstamų gal, bet jie toli. Tai, žinai, aš kai dirbu ir užsiemu veiklom, tai man tada atrodo produktyvus laikas, žinai, ir atrodo nieko netrūksta, žinai. Arba, žinai, jeigu tie tokie laisvadieniai, kai tau papuola, kaip ir sakai, nebent jeigu gyventum mieste, būtų visai kitaip. Jo, tai kažką veikia galima, tai jau. Aš sakiau, nuo naujų metų pradėsiu ieškoti, jau šiandien pravariau rinką, tai, dar nėra daug, bet smagu vartyti, jau žiūrėti, žinai, ką gero. Ai, dar kol kas nelabai tų skelbimų, kai yra, ne? Tai yra, žinai, bet reikia išsirinkti, kas tinka, tai... Nes jeigu... Bet kur gynėsi? Ne, tai vis tiek brangiai mokėsi, jau išsirinkti norisi, žinai, jau tinkama. Kad būtų gražu, estetiška, viskas pagal tave. Vieta žinai, norėtųsi, kad tai būtų, bet, žinai, nėra čia tai rinkoje tiek daug, kad čia galėtum tiek rinktis. Čia tas reikia tiesiog išlaukti, kada bus plius minus jau gerai ir viskas, žinai, nes čia... Rinka prasta dėl nuomos Bergene, nes realiai net daug kas net negauna būstų, kai prasideda studentų rugsėjai, kai atvažiuoja studentai. Tai mačiau net vieną šou, kur mergaitė valtį nusipirko ir valtyje gyvena. Vau. Rimtai, valtis sena, laivas gal ten. Šiaip jo, esu pastebėjęs, kad ten, tarkim, kur vis tiek tos pakrantės gera, tai ten kiek ten tų jachtų stovi viskas ir matosi, kad ten žmonės gyvena juose. Tai būna tokių, jo, bet biškį didesnių ten, tokia mažai turi, bet, žodžiu. Būsto situacija čia nėra pati geriausia šitą miestą, gal kažkur kitose miestuose geriau, žinai, ir geresnės kainos būna. Kai trūkumas būsto, tada ir kainos didelės, žinai, tai kai nėra gero būsto. Kaip skaitai, to būsto trūksta, žinai. Dėl to tai jo, tada... Paklausa viršyje pasiūlą, tai tada ir kainos kyla, žinai. Gal atsiras biški vėliau daugiau pasirinkimų. Tai tiesiog reikia kasdien lysti, žinai, žiūrėti ir laiko klausimas, kada rasi tinkama. Tai šiaip džiaugiuosi, jau čia svajojau senai, tai happy pradėti jau šitą etapą. Aš ir džiaugiuosi už tave, kad taip, žinai, yra. Bus smagu, bus smagi diena. Tai va. Kai šitai vyksta, tai tokie reikalai. Smagiai mes čia šiandien. Jo, smagiai, tikrai smagu grįžti. Ir ačiū klausovam, kad išklausė tiek, kas išklausė tiek, tai nuo mūsų iš draugai be privilegijų laidos didelis ačiū, kad... Siunčiam širdelę. Siunčiam širdelę. Tiems, kurie klausė čia, tai irgi ačiū. Kaip klausėt, tiek užtenka. Tai šiandien turim sausio 1, šiandien pasileis Spotify ir YouTube. Ir pračekinkit mūsų Instagramą. Draugai be privilegijų, kas norit žinoti visą informaciją, kada nauji epizodai. Ir kas vyksta, tai followinkit Instagramą, subscribinkit YouTube'ą, klausykit mūsų per Spotify arba YouTube'ą, per kur norit. Ir kitą trečiadienį vėl grįžtam į grafiką, į įprastą režimą. Tikrai taip. 24 seriją. Tai ačiū tau, Kristina, kad skyrei valandėlę man ir mums. Ačiū tau. Mums, taip. Jeigu bus depresija, tai kaip vaistų jau išrašiau, žinai, kur gauti. Žinau. Tas geras. Tai va, tai... Kažkada buvo susišvietę, tai nepadėjo. Nepadėjo. Žinai, kai kuriem padeda, kitiem nepadeda, žinai, čia visiems skirtingai veikia tas. Gal dozė buvo ne ta. Jo, padauginti irgi nereikia. Per didelę dozę pastakė. Per didelę dozę pastakė, gal žinai, nudegiai. Tai va. Tai gerą tavo vakarą. Ačiū, kad buvai ir iki kito trečiadienio. Ačiū tau ir iki kito trečiadienio. Ikiukas. Čius. Čius.